Reik biškį praplauti dviratį. Agua solo No. 6 litros. No, tengo bolsas Mhm. grandes. Pavalgiau tokio kaip kavinukai. Tai ten limonadas, sriuba skani. Po to antras ten su jautiena, tokiais ryžiais viskuo. Ir jo, ir vos ne ar 10, ar kiek ten tų pinigų. Tai aš ten dar vandens paėmiau. Tai iš viso tipo 17 ar kiek. Tai čia tipo iš 4 mažu dalint. Tai žodžiu, labai gerai. Tuo tarpu nueini į kažkokį super, kaip čia, parduotuvę, tipo maisto ar panašiai. Tai ten atrodo nieko nenusipirkau. Tipo 50 šitų pinigų. Tai arba gal čia kaip užsieniečiui, nežinau, dvigubą kainą padaro. Nes jo, tada tai kaip kaip Lietuvoje panašiai kažkaip, žodžiu, labiau apsimoka tada vos ne valgyti kažkur negu pirkti maistą.
Si usted tiene un niño pequeño en la casa, el niño se le orina o se le desagua en la cama, no le pegue al niño, señora. En vez de pegarle al niño, hágale al niño un masaje de bajo vientre en el bolsillo de la silla, al tiempo de acostarse, y ahí los orinadores en la cama, ahí los colchones dañados. Aquella persona que... Tokia atvira vieta, kaip ant delno, nežinau, kažkokia. Ir šiaip reik man, jeigu ten į tos jau visiškai negyvenamus plotus, tai reik dar pasikraut biškį elektroniką. Tai aš čia šiandien kažkiek krojau restorane, bet dar reikėtų. Ir šiaip nusteigt poradiškai. Į vieną vietą nuvažiavau, ten nebuvo viešbučio, nors rodo, kad yra kaip ir mapsuose. Tai tada čia kitą atvažiavau irgi kaip ir kažkaip sudėtingai, bet, žodžiu, paskambinau per WhatsAppą, žodžiu, jau numeriu, kuris buvo ten ant sienos, tada jo, atėjo kažkokia moteris. Tai jo, kaip ir pavyko. Čia 40 už naktį, tai nežinau, kaip ir nemažai gal, 10 eurų maždaug. Bet aišku, čia toks jau ale fancy gal kitas, tipo, aišku, čia ir vietos biškį yra. Ir jo, dar čia tipo toks kaip tualetas, o ne. Vanduo, aišku, turbūt šaltas, kaip čia įprasta. Ir čia toksai fainas kiemelis. Tai žodžiu, visai neblogai. Reikia gal įleisti į dušą, atsigaivinti. Šviesa. Čia atrodo iš pirmo žvilgsnio, kad tai bus įprastas pistoleto tipo dušas, bet taip pradžiai ir būna, va, žiūrėkit. Varadį saugt, sakys, bet jo, vabiškai. Bet jeigu pastebi stipriau, jau miškį matėt, tada įsijungia automato režimas. Čia dar mačiau įprastas skrusdėlių takas. Tai dabar aš ten, kur gal matėt, iš ryto buvo mano dviratį apsėdo milijonas tokių skrusdžių, tai aš dalį jų turbūt ir atsivežiau dar, tai žodžiu bus čia, kaip čia, kolonijų karai, mano tos didesnės tokios. Šiek tiek prasiskalbiau, tai jau bus visai smagiau. Šiaip šitie merino visokie rūbai, tai aišku, šiaip žiauriai gerai, lyginant su paprastais, tie paprastai tai ten jau susmirsto iš karto, šitie tai tokie geriau, bet jo, vis tiek kaip čia, pragaito kvapo gal mažiau tada, gal ir neatskleidžia, bet tada kažkokis
skleidžia avino kvapą ar kažkokį tokį. Tai, nu, arba dar gal čia ežero, nežinau, vanduo ar ten upės. Nu ką, išsiprausęs ir prasiskelbęs, bandau antrą kartą šturmuoti tą keliuką. Žiūrėsim, kaip seksis. Pasikroviau įrangą, užsipirkau maisto, vandens. Tai geriau irgi pasiruošiau negu vakar. Čia vakar buvau, tai kai fūra važiuoja, tai nu jo, aišku, vos telpa, bet dar pats, kai stovi ant tilto, tai viskas dreba, tai nelabai kaip čia jauku. Atrodo, nugriustas tiltas visas. Ai, kojinės gerai nepritvirtinau, iškrito, išsipynė, nu nieko. Neblogas kerelis. Palei šlaitą. Pas juos įdomiant visų produktų rašo, ko per daug ten. Čia cukraus per daug, šitų saturated fats, žodžiu. Ten mano keliukas. Žemėlapį matos, kad kažkoks tiltukas yra, tai bandysiu jį surasti ir kirsti upę. Ai, nu čia turbūt toks žemyn. Ką, užkandų empanadų visai fainai. Už 5 tūkstančius. Tai čia kas iš, žodžiu, nebrangiai. Jo, fainai pašnekėjom. Sako, kelias, tipo, kaip ir geras. Ten, aišku, nu, tipo, tik labai status ir panašiai, bet, tipo, šiaip bendrai pravažiuojamas. Nu, tai
bandysiu. Per kelias dienas gal pavyks. Čia bananai va kaip auga. Dar kokie žiedai ar kas čia. Geras. Ką, let's do it. Štai ir tiltukas. Okei. Nu kol kas tikrai neblogas kelias. Bus matyti kaip toliau. Pamečiau savo apelsiną, kurį dar radau. Pačias, jeigu netoli, pasiimsiu tada. Štai jis. Šiek tiek apsiprausiau, pasipildžiau vandens dar iš upės ir nusploviau apelsiną. Reikės ragauti. Atrodo visai gražiai. Aš jį ant kelio radau, bet ten kažkoks apelsinų medis buvo, tai gal tiesiog prinoko ir nukrito. Ar kažkas panašaus. Šiaip geras. Toksai, jo, lyg iš parduotuvės būtų, tik tai sultingesnis ir gal švelnesnio skonio. Ir toks gal minkštesnis biškai, bet šiaip labai skanus. Panašus gal jausmas kaip kažkada Norvegijoje ten, tokioj Senijoje, saulė leidžiantis, važiavau ir taip toks važiuoju, noris, kad nesibaigtų tas kelias. Ir šiaip kažkaip visai fain. Biškai dabar gailiuosi, kad išsėmiau tą uodų purškalą. Galvoju, kam iš čia reikalingas. Nu, iki tol, kiek važiavau, kažkaip labai gal aš ir lauke ten baisiai daug. Taip ilgai nebūdavau vietoje arba, nežinau, nebuvo daug tų uodų. Bet dabar šiaip, tipo, gaminu čia valgyt kažkokie tokie mini uodukai. Kartais įkanda į kojas ar kažkur taip. Bet čia smulkmena. Reikės gal kažkaip pasiimti mažesnį buteliuką ar kažkokį. Mačiau yra ir kažkoks kietos formos, tipo, aš tokio net nesu matęs, tas purškalas nuo uodų. Ten kažkaip išsitepti tipo reikia. Nu, nežinau. Darom cheminį eksperimentą. Negalvoju, vandenį biškį. Ale pavalysiu. Čia šitą. Ten aišku jis gana švarus, tak atrodo, ir aš netgi geriau gal kažkiek pabandyti, bet ką žinau, gal visą pikto. Čia gal jų dar daugiau tų lašų reiktų, bet tai bent kažkiek. Nu jo, dabar reikia, kaip prašo,
10 minučių, kad sureaguotų atseit. Ir tada įpilti į litrą vandens ir dar palikti bent 10 minučių. Šiose apylinkėse dar be motociklų visai populiari transporto priemonė yra arkliai. Ir matau jau ne pirmą kartą, kaip pro šalį tiesiog prajoja. Neblogai. Gal ir man reikės kada išmainyti dviratį į arklį. Šiaip dar, kadangi čia visur irgi šunų labai daug, tai irgi galima kokį būtų prisijaukinti vieną šunį ir man būtų toks kaip palydovas / apsaugininkas, kompanionas. Dar iš tokių faktų vakar ten toks vokietis, su kuriuo susipažinom tą dieną, kai išvykinėjau iš Bogotos. Tai, žodžiu, parašė, kad nes jisai, žodžiu, įkėlė mano tą dviračio dėžę ten į kažkokią grupę, nu ir to pačiu savo gal, kad maždaug turim dviračių dėžių kartoninių. Mano ten, aišku, tokia biški paplėšyta jinai jau buvo ten kaip po oro uosto viso šito pervežimo. Bet, žodžiu, nu maždaug gal kam nors reikia. Tai tada parašė dabar, kad jo, sako, tavo dviračio dėžė dabar Panamoj. Tai sakė, dar po to atsiuntė nuotrauką, sakė, ten tokia jo pora maždaug pasiėmė tas dėžės, o ta pora, tai aš po to atsiuntė nuotrauką, pamačiau, tai ten tokia irgi toks amerikietis ir ten berods Olandija gal ar Belgija, kur, žodžiu, jie irgi keliauja ten nuo Patagonijos jau į viršų. Ir aš jas irgi, kaip čia, šiek tiek stebėjau ten YouTube ar panašiai, kaip ten jie keliauja, tai visai faidai padaudojo dėžę. Geras. Labą dieną. Eik lauk. Man pažymėsite dar palapinę. Kaip ten, sako, reikia atsargiai kalbėti, ar svajot, ar kaip ten kalbėjau apie šuns draugą palydovą. Daviau bandelę, ką žinau, nesveikas, aišku, čia tas maistas. Žmonėm nesveikas, gyvūnam irgi nesveikas. Va, turiu dabar sargą. Važiavo pro šalį motociklininkas, tai aplojo sargas. Nu ką, šuneli, kartu keliausi. Buenas. Hombre, ¿qué más? ¿Dónde va? ¿Yo dónde la camina para Mongua? Sogamoso. ¿Vamos? Mongo, Sogamoso. Pero es mejor allá por aquel lado, por la otra vía. Por esta es muy subiendo. Bueno, hablamos. Gracias.
čia pravažiuoju dabar. Po truputį baiginėjęs vanduo. Čia aišku daug labai prisimt. Vėl, nepratinga, nes tada svoris didesnis į kalnus. Bet, dar turiu ten šiek tiek tokio atsarginių atvejų, jeigu ką. Bet mačiau toliau kažkokia lyg ir upė turėtų būti, tai gal ten pavyks gauti. Čia yra tokių ir didesnių drugelių. Kartais praskrenda dabar toks. Mėlynas praskrido toks nemažas, dabar nesirodo. Buenos días. ¿Cómo están? Kol kas kelias praktiškai vien tik į kalną buvo, bet to ir reiktų tikėtis. Dabar aišku bus upė, tai gal bus žemyn, bet po to bus vėl į kalną. Šunys turbūt bendrai nemėgsta dviračių, tai turbūt čia toks irgi. Tas pats šuo gali būti ir piktas šuo, ta prasme, ir geras, ten tiesiog reikia ramiai praeiti ar kažkaip palaukti, turbūt. Čia dabar tokie mano pamąstymai. Ką žinau, ar čia filtruo dar. Atrodo skaidrus, viską švarus. Gal reikia vieną filtruoti, vieną ne. O ten mano ir keliukas matos tolumoj. Matyt.
Sogamoso. Ah, Sogamoso. Uy, le Sismosa. queda- ahorita Sola subía. Sola subía. Bárbara Simosa. No, falta Sismosa, Va a quedarse ahí. Mongua. 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 Aquí al páramo son 40, son 25 kilómetros a subir al puro páramo, solo Ah. subiendo. Y después ya se descuelga. Mm. Pero ya ha hecho esta ruta, ¿no? ¿Ya ha hecho esta ruta o primera vez? No. Ahora, no comprendo. En la cicla, que si ya la había hecho por acá, o primera vez que sube, primera vez que sube. Sí. La cicla, primera Sí, vez sí. o segunda vez o tercera vez, aquí para allá. Sí, no. Ándale, 2 días, 3. No. porque aquí para arriba no hay casas, es solo. Mm. Y aquí Puro para, Sí, sí. páramo. y aquí para arriba es ¿Cuánto? páramo y es un- Kilómetros? 25, 25. subiendo, solo loma. Mm. Entonces tiene que hacerle, si no le coge la noche por ahí. Mm. Pero Ok, Solo. sí. Eso, yo tengo agua, tengo comida. mucho, Oh, no problem. ¿Por qué peligroso? Es peligroso, solo. y el páramo es oscuro. No, that's no problem. No, it's I plan going to coffee region, then to Ecuador, Peru, Bolivia, Argentina. So it will be much cold. Okay, gracias. Jo, čia kažkokia kaip apsauga ar kas čia jie tokie, nežinau. Sustojo, tai... Nu, kiek supratau, jo sako, ten pavojinga, bet maždaug, nu, nes bus tiesiog 25 kilometrai be jokio maždaug namelio ar ko, vien tik į kalną ir ten, žodžiu, šalta ir taip toliau. Tai na, aš kaip ir turiu pasiruošęs čia ir to maisto ir vandens gal kažkur gausiu, tai šaltis tai tuo labiau man, aš tik džiaugčiaus, jeigu būtų vėsiau, nes va čia taip labai karšta. Tai jeigu tik dėl to, tai gal nieko, na aišku, ten tas, kad visiškai toks atribotas, tai aišku, čia rimtas dalykas, tai reiks gerai, reiks pasiruošti. Dar, kaip supratau, tos nuošliaužos būna, tai šitas irgi reikės turėti omeny. Nu ką, antra košė šiandieną. Ką žinau, man tai jos skanios. Radau būdą, kaip prisiviliot drugelių.
Nu jo. Čia kažkokia vietelė prie kelio. Gal ir nieko, gal reikės bandyti nakvot. Čia mažai kas važinėja. Ten už tos tvoros kažkaip nesinori. Čia galima, aišku, tiesiog atsidaryti lengvai. Ai, gal šitoj pusėj pabandyti. Kelias tai gana žiaurus. Toks daug pakelimų, daug nusileidimų. Nu jo, dar čia net neprivažiavau ten to jau turbūt Paramo ar panašiai, nu jau ten dar aukščiau kur tai. Nu jo, įdomu kaip ten. Gal panašiai, bet jeigu panašiai, tai ir tai visai žiauru, čia jeigu taip daug kilometrų, tai nu, matysim. Rytoj žiūrėsim. Nes toksai jo kaip ir ant ribos tada, nu aišku, tada reikia arba ten maisto prisikrauti ar kažkaip, bet ten vietom jau taip, žinai, dviratį stumi vos pasistumė. Tai tada, nu tau štai labai daug dienų gali užtrukti ten per tokius sudėtingus keliukus. Nu bet, aišku, po to gal ten jau kažkada nuo kalno turėtų kažkiek būti. Tai, bet bent jau dalis tai vis tiek bus kalna. Tai va. Nu, žiūrėsim. Reiks dar gal pasiklausinėti. Ten mačiau 2 keliukai yra. Tipo vienas taip pro vieną šoną eina, kitas pro kitą. Gal kažkuris geresnis, blogesnis. Nu, aš ten kaip ir vieną taip plius minus išsirinkęs. Ten toks gal biški dar arčiau civilizacijos vos. Ten biški po vieniai kažkokie namukai gal retkarčiais būna. Neaišku, ar gyvenami, bet jo, tas kitas, tai maros iš vis nieko. Ten po to dar bus taip ar taip tas ruožas, kur nieko nėra, tai gal geriau jo biški saugiau. Pirma palapinė pastatyta su akmenimis. Kai kieta žemė, tai nu jo, reikia kažką daryti. Prieš tai kažkoks ten žmogus kažką čia pavaikščiojo, pakilnojo tvoras kažkokias, nu ten kažką biškai pakalbėjo minimaliai, pasisveikino. Tada dar šunys kažkokie. Vienas irgi, man atrodo, gal vėl apsisiojo palapinę, galbūt. Dabar čia vėl kažką čia paurzgė biškai, bet gal nuėjo, tai, nu, tikiuosi labai čia neapstos naktį.